Sveiki vaikai, na štai mes ir vėl matomės. Na, šiandien mano rankose Hanso Kristijano Anderseno. Labai graži pasaka, kurią aš jums noriu perskaityti, Mergaitė su degtukais. Ši knyga visiškai neseniai pasirodė knygynuose. Ji buvo išspausdinta antrą kartą naujai išleista, nes pirmas turas buvo iš karto išpirktas. Ir po daugiau nei 10 metų štai vėl jinai išspausdinta naujai. Tai šitą dar kvepiančią dažais knygutę aš turiu rankose ir labai noriu paskaityti šitą nuostabią knygą. Na, o iliustracijos šitoje knygutėje pamatysite tiesiog fantastiškos. Mergaitė su degtukais. Spaudė baisus šaltis, snigo ir jau temo. Buvo paskutinis metų vakaras, naujųjų metų išvakarės. Per šitą šaltį ir tamsą gatve traukė neturtinga mergaitė, vienplaukė ir basakojė. Taip, iš namų ji išties išėjo su klumpėmis, bet kas iš to? Štai pasižiūrėkite, kokios iliustracijos gražios. Na, Kęstutis Kasparavičius tikrai labai gražiai iliustruoja knygas. Labai gražiai. Tos klumpės buvo labai didelės. Anksčiau jas avėjo mergaitės motina, štai kokios didelės jos buvo. Ir skubėdama per gatvę mažoji jas pametė, kai pro šalį galvotrūkčiais lėkė 2 karietos. Vienos klumpės jį niekaip neberado, o kita pačiupęs nubėgo kažkoks berniukas. Jis sakė, kad tiks jam už lopšį, kai pats susilauks vaikų. Tad mergaitė ėjo basa, o jos pėdutės paraudo ir pamėlo nuo šalčio. Senoje prijuostėje nešėsi daugybę degtukų, o vieną ryšelį laikė rankoje. Per visą ilgą dieną niekas iš jos nepirko, niekas nedavė nė menkiausio šilingo. Alkana ir sustirusi į ragą ji ėjo gatve ir atrodė tokia prislėgta vargšelė. Snieguolės leidosi ant ilgų šviesių jos plaukų. Šie taip dailiai garbanojosi prie sprando, bet ji tikrai negalvojo apie tą grožybę. Visose languose degė šviesos ir gatvėje taip gardžiai kvepėjo kepta žąsiena. Juk naujųjų metų išvakarės, taip apie tai ji ir galvojo. Kertėje tarp 2 namų, vienas, kurių buvo kiek labiau išsikišęs į gatvę, už kitą ji prisėdo ir susigūžė. Kojetas pasikišo po savimi, bet dar labiau šalo, o namo eiti nedrįso. Juk visai nepardavė degtukų, negavo nė vieno šilingo. Tėvas ją muštų ir namuose irgi šalta. Jie teturėjo stogą virš galvos ir pro jį ūžaudavo vėjas. Nors didžiausi plyšiai užkamščyti šiaudais ir skudurais. Jos rankytės beveik apmirė nuo šalčio. Ak, būtų gera užsidegti degtuką, jei tik drįstų ištraukti vieną iš ryšėlio, brėžti per sieną ir susišildyti pirštukus. Ji išsitraukė vieną, taip tas įsiplėskė, kaip jis gražiai degė, taip buvo šilta, ryškis liepsnelė pleveno saujoje, atrodė lyg žvakelė. Tai buvo keista šviesa. Mergaitei regėjosi, kad jis sėdi priešais didelę geležinę krosnį, su žvilgančiais žalvario bumbulais ir žalvariniu gaubtu. Ugnis taip palaimingai degė, taip maloniai šildė. Ne, kasgi čia, mažoji jau tiesė kojeles, kad ir tos sušiltų. Kai liepsna užgeso, krosnis pranyko, jis sėdėjo su stagarėliu rankose, kuris liko sudegus degtukui.
Mergaitė įžiebė naują degtuką. Tas degė, tas švietė ir kur ant sienos krito jo šviesa, ten siena tapo permatoma, lyg plonas šydas. Ji žvelgė tiesiai į svetainę, kur stovėjo padengtas stalas su spindinčia balta staltiese, su dailiu porcelianu ir nuostabiai garavo kepta žąsis, prikimšta džiovintų slyvų ir obuolių. O įstabiausia, kad žąsis nušoko nuo padėklo ir nukrypavo per kambarį su nugaroje striksinčia šakute ir peiliu tiesiai prie vargšės mergaitės. Tada degtukas užgeso ir prieš akis liko vien stora šalta siena. Ji uždegė naują, dabar sėdėjo po nuostabę eglute, dar didesnė ir dar labiau išpuošta nei ta, kurią matė pro stiklinės turtingo pirklio duris per praėjusias kalėdas. Ant žalių šakų degė tūkstančiai žvakelių, o margi paveikslėliai, kokiais puošiamos krautuvių vitrinos, žvelgė žemyn į mergaitę. Mažoji pakėlė abi rankas ir degtukas užgeso. Galybė kalėdinių žvakelių kilo vis aukščiau, aukščiau. Ji pamatė, kad vos virto skaisčiomis žvaigždėmis. Viena nukrito, palikdama danguje ilgą ugnies juostą. Dabar kas nors numirs, ištarė mažoji, nes senoji jos močiutė, kuri vienintelė gerai su ja elgėsi, bet buvo jau mirusi, sakydavo, kai nukrenta žvaigždė, viena siela pakyla pas Dievą. Ir vėl brėžė per sieną degtuku, tas sutvyksko aplink ją, ir tame tviskesy stovėjo senoji jos močiutė, tokia ryški, tokia spindinti, tokia gera ir šildanti širdį. Močiutė, sušuko mergaitė, o pasiimk mane drauge. Žinau, kad dingsi, kai užges degtukas, dingsi kaip ta karšta krosnis, ta puikiai kepta žąsis ir ta didelė nuostabi eglutė. Ir ji skubiai uždegė visus rykštelę likusius degtukus. Ji išties troško sulaikyti močiutę. Ir degtukai švietė, taip tvykskėdami, kad viskas matėsi ryškiau nei šviesią dieną. Močiutė dar niekada nebuvo tokia graži, tokia didelė. Ji pakėlė mergaitę ant rankos ir spindėdamos linksmos, jos pakilo taip aukštai aukštai ir nebeliko jokio šalčio, jokio bado, jokio nerimo. Jos atsidūrė pas Dievą. Na štai dar viena tokia iliustracija graži. Tačiau šaltąją ryto valandą kertėje prie namo sėdėjo mergaitė raudonais skruostukais, su šypsena lūpose, negyva, mirtinai sušalusi, paskutinį senųjų metų vakarą. Naujųjų metų rytas sušvito virš lavonėlio, sėdinčio su degtukais, o vienas jų ryšelis buvo beveik sudegęs. Ji norėjo sušilti, kalbėjo žmonės, niekas nežinojo, kokias gražybės jį matė, kokio spindesio apgaubta su sena močiute sutiko į naujųjų metų džiaugsmą. Na štai vaikai, ši pasaka tikrai išties liūdna, bet ir labai stebuklinga ir graži. Tai ačiū labai, kas klausėte pasakos ir iki kitų susitikimų vaikai. Iki.